Visiems labas, aš esu Kasparas ir šiandien aš žaidžiu žaidimą, kuris vadinasi Doors. Ir taip pat ir aš žaidžiu su savo draugeliu. Ir jis yra Mantas. Tai šiandien aš žaidžiu Doors žaidimą ir su Mantu. Ir mes žaisime viešbutį, bet su adminpėnu. Ir taip pat, kaip ir aš mėgstu, aš bandysiu daryti tai, ką nelabai reikėtų ir truputėlį laužysiu žaidimą. Bet jau dabar galime pradėti ir štai dabar aš jau prašu žaidimą ir aš dabar padarysiu vieną įdomų dalyką prieš pradedant. Hop, hop, hop ir pum. Ir pum. Ir dabar viskas yra gerai. Ir jam reikia šitą dalykėlį. Ir dabar mes žaidžiam žaidimą Doors. Kaip aš galėčiau prasti, kiek aš gerai sakiau. Ir dabar man pradėti savo nuotykius. Taip, tai šitas žaidimas yra žinomas kaip ir baisus žaidimas, tas kas nežinojo. Jeigu žinojo, tai gerai. Ir aš šį kartą jį žaidžiu su kompiuteriu. Ir ką tas dalykas, kuris čia ką tik buvo, yra Mantas. Ir man tai nelabai ir patinka. Tai jo, dabar čia yra daug visokių dalykų. Šitų spintelių. Tai dabar šeštalis tai yra. Ir Mantas išprotėjo. Jis man duoda tai, ką aš neprašiau ir pačiai galiu gauti. Ir einam į sekantį kampą. Ir dabar aš žinau, kad jis mane bandys nužudyti, bet tai yra truputėlį neįmanoma. Taip, tai einam ir einam ir einam. Ir pažiūrėkit, turim raktą rasti. Ir viską, ką reikia daryti, sakyti čia. Hopa, pasislėpt. Nuo Manto šautuvą. Ir jis nušauti mus negali, kai mes esam po lova. O dabar apeinam, slėpimės. Ir tada išlendam. Jis rado stop sign. O dabar įvykdysim teleportaciją. O, kaip gerai, mes įvykdom teleportaciją. Ir iš mūsų nužudyti negali. Gerai, tai mums reikia raktą rasti, bet jis neegzistuoja dėl visokių įdomių priežasčių. Tiksliau, egzistuoja, bet aš esu aklas. O aklumas yra pats pagrindinis dalykas, kad daryti blogus dalykus. Ir dabar mes esam sekančiame kambaryje, surinkama visą aišką, auksą ir čia. Taip. Ja, nebijam to dalyko, nes jis netoks yra baisus. Ir dabar čia užeinam ir apsigyvenam. Dabar aš tiesiog susėdžiu. O jeigu tiksliau, jeigu aš atidarysiu šitą dalyką, tai niekas neatsitiks dėl visokių priežasčių. Bet taip, aš galiu matyti save. Ir aš atrodau labai gražiai. Aš jau yra priežastis, bet kodėl aš dabar apie tai kalbu? Ir dabar aš mus pradėsiu nesąmonės daryti su šito dalykėliu. Ir čia yra labai ilgas koridorius. Labai ilgas. Ir nebandys. Aš neturiu jokių daiktų, bet aš galiu jas nusipirkti. Palauk ir aš jas nusipirksiu. Taip, kur aš čia buvo?
Teisingai buvo čia. Va čia va yra bankas. Koks čia bankas? Įdomus bankas. Jeigu aš tiesiog čia praeisiu ir tiesiog labai arti prieisiu ir dar padėsiu galvą, o tai va, ir palauksiu 5 valandas. Vaikau ne 5 valandas, o tiesiog truputėlį laiką. Pažiūrėk, ar aš atsičikas. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitika. Nedėkta tai, kad aš pajudėjau į visiškai kitą vietą. O dėl tai, kad aš turiu daugiau dalykėlių. Ir dabar viską, ką reikia daryti, tai čia eiti atgal. Pas mantą. Ir jo, tasai angelas mane teleportavo ten, kur yra akys. Ir teleportacija vyka mantą milijoną kartų. Ir čia galima atsitupti, einam. Ir viena ta pusė. Šitie dar reikia taip smarkiai kliaksi. Per sekundę 5 milijonų kartų. Ir jau čia buvo. Ir dabar čia yra vieta, kur mes susitiksim mūsų pirmą gyvūnėlį. Juodą žmogeliuką. Su akim. Jūs žinote tai. Ja, jūs tai žino. Ir pažiūrėkit, ką darysim. Mes tiesiog bėgsim. Bet bėgsim įdomiai. Bėgsime tiesiog va čia, va. Bet įdomiai. Ir mes taip padarėm. Dabar aš čia. Opa. Ir dar reikia vieną dalykėlį. Tai čia dabar tai yra visiškai neįdomu. Bet jeigu mes tiesiog eisime ir pažiūrėsime šitą berniukėlį taip stipriai. Ir čia reikia raktą. Raktą galima gauti lengvai. Tiesiog. Reikia leistis. Opa. Ir dabar aš išnykau. Jeigu tiksliau, papuoliau į bekrumščius. Ir iškylau pro kitą pusę. Ir nusileidau. Ir aš įklyčinau. Ir štai berniukas vėl pasodina tą žmogeliuką. Dabar čia yra tamsa, aš praradau visus daiktus. Ir visokie prarasiu. O dabar vienintelė, pirma vieta, kur atsirado tasai. Skryčias. Lempa ačiū. Ir čia yra durys. Gerai, kad aš tam turiu raktą. Ja, aš jį turiu. Aš turiu jį. Tiesiog atidaro. Tai žiūrėkit į visą. Tips. Labadiena, galite duoti tips? Sumokėkite man pinigų. Prašau, sumokėkite pinigų man. Sumokėkite pinigų. Sumokėkite pinigų. Jeigu nemoka, aš padarysiu įdomiausią dalyką pasaulyje. Tiesiog paimsiu pinigus pačiai, paskui eisiu čia ir numesiu daiktą. Ir jis nebeegzistuoja. Jis neegzistuoja. Ir jis tiesiog čia egzistuos iki begalybės. Bet aš galiu tiesiog čia užšokti. Ir tiesiog sugebėti kažkaip. Prašom. Padėjom šlaikėlį ant gėlės. Kaip gražu. Gerai, galime
Ir taip pat dar kažko trūksta, taip? Ja, trūksta. Labai trūksta. Labai trūksta to dalyko, kurio man reikia. Ir jo, visi turbūt tai žino. Aha. Bet tai gali būti truputėlį nepakankamai. Ja. Taip aš geriau. Nu, nelabai gal. Nuostabu bus. Tai yra maksimalas, tai mes daugiau nieko negalim daryti. Tai jeigu... taip, ir... Ir sveiki atvykę į skaityklą. Rašai, atsimiršau aš įsijungti. Išmesk bateriją. Opa. Pasikrovė. Taip greitai esu. Tai dabar reikia... Begalybinės baterijos. Ja, nebegalybinės. Ir pažiūrėkite. Nelabai tai yra įdomu, taip? Tiesiog prabėgam. Ja, prabėgam pro visą šitą dalyką. Jesi čia, čia, ir čia, su slidinėjimais, ir čia. Radom raktą. Nieko tokio, galim praeiti. Ir mane neleido. Ir pažiūrėkit, praėjo berniukėlis. Prieš mums atidaro duris. Tasai, manda. Ir pinigų laikas. Tiksliau, ne pinigų, jų pinigų laikas. Ja, tiesiog einam čia. Ir dabar įdomu, koks tai čia yra limitas, Kiek mes čia galim daryti? Ar aš išaiškinu, kad čia pinigų iki begalybės galima dėti. Tai nelabai naudinga, tai ir aš einu. Čia einu. Ir einu ieškoti pagaliukų. Tiksliau rankenukų. Ir rankenukų. Ir einu čia. Ir čia. Atsirado tvorva. Atsirado dalykas. Tiksliau kliūtys. Perėjau. Ir dabar einam. Pažiūrėkit. Čia... Pažiūrėkit, čia yra... Aš viešbutį. Čia buvo teleportacijos dalykas. Ir dabar čia reikia tiesiog. Šis berniukas tiesiog hakina. Tiesiog praeinam čia. Galima baigti tai daryti. Dabar praėjome visus dalykus. Ten, reik. Galbūt, aš pagalvoju. Kaip liūdna, tu nepamatai. Geriausia tiesiog bus. Pajakavau, aš einu. Ir tamsuoja. Pasakyta. Taip, dabar šiek pasiimam visas daiktus. Mes turime viską, ką reikia dabar. Ir pažiūrėkit, šis dalykas. Aš pamatėm šitą dalyką. Įdomu, mes negalim, mes pustingom. Mes praėjom. Ne vieną kartą nesusudėm. Aš einu į sekantį kambarį. Mano maksimasius. Ir daugiau nieko nebus. Ok, nevarma. Einam į kitą vietą ir išjungiam lempas. Ir įjungiam vėl. Matos, čia reikia praeiti. Next. Reikia jį
Gerai, mes nespėjome į pažiūrėti. Gerai, čia... Mes radome dar vieną dalyką. Matas, čia turi raktą. Nu, tada praėjom. Opa! O čia va mes galime atidaryti. Pa. A, mus nepraleidžia. A, nieko tokio, mes galim praskristi. Ja, praskristi mes galim. Tikrai galim. Ir kodėl mane teleportuoja visada galima baigti? Baigkite atsirasti. A, žinai. Iš kur čia? Kur čia esu? Opa, viena vieta. Nauja. Opa, praeiti negalim. Bet taip galim. Ir kito pusė yra nieko. Nes niekas čia neturėjo ateiti. Bet mes galim grįžti ir atidaryti. Tiesiog einam. Ir pažiūrėk ir mūsų laboratorija. Tiesiog ne laboratorija. Ir mes praėjome šitą žaidimą taip greitai, kad net nepastebėjome, kaip jis pralėkė. Nes mes tiesiog dabar galim padaryti čia lempą, tai gražiai. Ir ja, jis negali čia eiti kažkodėl. Ja, kažkodėl. Kažkodėl negali. Ja, kažkodėl. O dabar čia yra labirintas. Čia reikia rasti dalykus šitos. O, čia tiek daug yra jų. Šitokam, einam čia. Šitokam. Ir pažiūrim, kad šitas žmogeliukas tiesiog. Tiksliai pramu. Ir čia yra tamsu. Tai reikia uždegti viską. Ja, dabar matas. Arba tiesiog einam visur. Čia. A, aš mačiau. Okei, nemačiau. Ir dabar tiesiog pažiūrime. Einam. Opa. Ir mes matom, kad mes nenorim čia būti ir einam tiesiog va čia. Nes mes nenorim čia būti. Ir mes turime visus. Tai galima matyti, kad čia šešėlė. Dabar einam tiesiai liftą. Ha! Ir dabar laukiam. Ką ateis? Dabar pagaliau aš suveikė. Tai kas turėjo. Einam. Hop. Ha! Ir laukiam mantą. Ir pasveikinam. Mes laimėjom. Ir einam giliau. Ir pasveikinam. Mes įveikėm šitą žaidimą. Tai ačiū, kad žiūrėjote, aš buvau Kasparas. Jeigu norite tęsinio, prašome parašyti apie tai komentarus. Arba tiesiog, jeigu norite tęsinio, tai tada tęsinys bus, jeigu mes surinksime bent 10 laikų. Ir taip pat, jeigu nenorite mane pamesti, užsiprenumeruokite irgi. Ačiū, kad žiūrėjote, aš buvau Kasparas ir susitiksim sekančiam filmukui. Viso gero.